Ir taip, 3 pavojingiausi būdai atitirpinti savo automobilio stiklus. Pirmas. Karšto vandens pilimas ant stiklo. Vienas pavojingiausių metodų. Staigus temperatūros pokytis gali sukelti stiklo įtraukimus ar net visišką jo skilimą. Randiklių naudojimas. Nesvarbu, metalinės, plastikinės, brangus ar pigus, jie visi braižo stiklą. O po to, kai pasirodo saulutė, įbrėžimai tampa labai matomi ir stipriai pablogina matomumą, ypač kai važiuoji prieš saulutę. Trečias būdas – valytuvų naudojimas. Tai ne tik neefektyvu, bet ir kenkia, nes didėja apkrova valytuvų mechanizmui, o patys valytuvai šaltyje tampa kietesni ir greit nusidėvi, pradeda valyti netolygiai. O tu nors pagalvoji, kad tas ypač žieminis skystis irgi kainuoja. Aha, ir skystis pasibaigė. Taigi, sprendimas – flash atotrykis. Atitirpdo ledą per kelias sekundės, greitai užtikrina gerą matomumą, sudėtyje yra glicerino, palaikančių valytuvo šluoteles ir guminės tarpinės minkštas bei elastingas. Apsaugo stiklą nuo subraižymų ir nereikia naudoti ledo grandiklių. Ir labai geras cinamono kvapas. Taip būna